Labas rytas, suraitytas, bičiuliai. Kągi, važiuojam šiandieną žvejoti neįprasto man būdo ir žuvies. Tai yra rausas. Važiuojam į Dreverną, į visų žvejų meką. Ten, kiek girdėjau, kimba builiai ir builiai. Nu ką, bandysim, pasidėsim, pažiūrėsim. Gal pavyks kažką pagaudyti. Taip pat turiu naują feederį įsigijęs. Norėčiau irgi jį išbandyti ir pasimėgauti šitą žvejybą. Kaip seksis, manau, rodysim. Atvažiavom į turgų, vietas nėra, bet mes nekvailiai. Prasipjovėm vietą, einam dabar, pasiimsim daiktus, varysim žvejoti, sakė, kabaliojus karosiuką. Ei, Kei, kas tau vyr? Ką, nebepasleim? Privažiuos. Ai, privažiuos, na. Tai va, nėra padėties be išeities, tik tais reik turėti įrangą. Žvejų tai... Ujui, ujui. Ten mašinų. Čia mašinų. Nu ką, bandom savo naują fideriuką. Taip, čia taip daikčiukas. Ir padarykim šitaip. Gali padaryti. Gerai. Nu, kaip kvepia. Nori paustyti. Tai va, ir šitą dar pamakačiuolį. Nu ką, prikomplektavom Golden Catch rytutę su pintuvalo. Dėsim žvejų. Ką pirms karosas. Kas žolis jai? Kas jį atleis, išeis. Ne. Nu. Bresk. Nu, gali būti, kad išeis. O, tau kolega trauk.
kol tu terlio jės. Vo. Doils tau. Vo, kantrybė, dorybė. Slėksi, žinok. Nu, aš vakar ant boilių gausiu. Na. Draugs vakar. Nu, tu tik nesinervuok. Nu, eina, nu ką tu nori. Nu, išeis. Atleisk. Brisk. Išeis, ramiai. O. Nu, ir vėl išėjo. Ir vėl įėjus. Nu, nepeizi. Rūdinė, kai gaudai dar va tokiuose žolynuose. Išlys. Irgi ten taip lengvai nepasiduodami. O, nu, kaip ir sakiau. Durokai. Mantas gaudo tokią sistemą. Mišlinis lėsai. Širiklėlį, trumps pavadėlis ir laimė. Ir peš. Jaukas. Bandas. O aš gaudau su tokį. Ir dar niek nepagavau. Įbiliojas, bet man kažkaip dar niek. Nu. Ir žuonis. Tas pas variants. Katas veikalas. Graikšta. Dieve. Koks. Dar Nėra čia palauk. O, toks. Upelis. Taigi žvejojam. Ačiū Dievui, kad pasiėmėm trimerį. Būtumėm neturėję vietos niekur nėra. Tiek žvejų pilna. Jau pagavau 2 karosius. Mantas 3, kolega, kur atvažiavo irgi. Šalia žmogus sėdi, per tą laiką nei vien. Nu, gal mūsų tas mango padeda, nežinau, jaukai kitokie, gal dėl to. Mes gaudom ant mešlinių, slėkiukų ir mum kimba. Kitiems turėtų irgi kibti, nes jeigu nebūtų tiek žmonių. Taigi, geras laikas, kitokia žvejyba, naujas fideris apžuvintas, fideris kosminis, ryte irgi. Esu patenkintas. Bet gerai smeigia, ne? Taip pat įdomiausia. Kur tik įmanoma visur žvejai. Čia matyt nein prieiti. O šiaip tai ir toj pusėj. O koks ranks morzans. Čia nesu spiningų žvejoti.
Neblogai. Neblogai. Valdo. Įėjo. Taip, Pildžiu. atspaudžiu. Klausim biškį. Kažkur tai normaliai užėjo. Kimba man. Nekalba. Liksim be žuvies. Turi, na. Nu va. Nu aš pažaisiu dar, kol jisai traukia. Gal išlys. Nemažas buvo. Jis negirdi. Ai, atleist sakai, ne? Ten kabliukas antras įsikabino, nes turėjom vidų. Nu, pažiūrėsiu. Mes laukiam. Įtar, kad nesulauksiu. Išpašiau. Net toks jau didelis, kaip galvojau, bet išprašėme. Karasiks. Marinis. Švarus, gražus. Smagiai visai tačiau. Pagers. Įžolcė, ne? Nu, čia. Tradiciškai. Kas ir? Išlinda. Geras? Pagers? Sako, geras labai. Blemba. Geras. O, čia jau dailus. Didžiausias. Šiandienos didžiausias. Nu. Vesk. Nu kur tu vedi? Man tai jopšich mать. Jop твою мать. Vedėjas, blemba. O, čia jau apie kilogramiuką tikrai. O, builis. Gražus. Draugiškai pasišpilkavot galim. Užėjo man tas čia vien. Nebespėja darbuotis. Aš tai užtenk man į vienas meškerikis. Tai ir ką veikti. Žuvis kimba su pertraukom. Bet kai žiūriu aplinkui, žinau, kaip išpaėsiu šoną, kad ne kažką gauda kiti. Aš taip manau, kad čia mums tas luskos mango suveikia kažkodėl tai. Jau vanduo prašėlės, jau siūlau naudoti visiems tokį jau saldesnį kažką tai. Kas yra? Ką reikia atleisti? Žulėsi? Žulėsi ar ne? Ir vėl žulėsi. Ten kitoj pusėje šernai atsibūdo. Nebe. Nutraukiai. Būna. Nieko tokio. Kabliuk stebi.
Šėryklą tau juk. Šėryklą tau juk. Nu, kaip jį. Taip žiūrėk, daknai žiūrėk, tu gali. Nu, kaip ir taip ir. Žiūrėk, net. Nekatiek. Būna. Viskas gerai. O, man kimbi irgi. Gal eis pamatyti. Taip pat. Arba labai stipriai. Ne, kiti jau niek. Čia buvo toks laiks, kai vien kibimai, bet žuvies nebuvo. Dabar jau įpirdolino mantelis. Kas? Žolės? Nu, nieko. Čia taip ir. Nu, daugiau gal atleisk. Ei. O, išlinda. Jo. O, kur tu? Tavo akinius reikia nusipirkti. Na va, eilinis karasiks. Ne toks kaip praeit kartą taigi. O, koksai. Burbulis. Paėdis, neblogai. Eilinis karasiks. Netgi ten tolumai šoku jisai. Neblogs turėtų būti. Tu išmoki vesti graibštą. Žioplį. Vo. Nu. Vo. Visi reikia velnių duoti. Nu, kas čia toks davins. A, tas jau. Nu, puskilins kažkur. Iš karto. Taip jau vargstam. O, kim. Liaukštą. Aš tai su vien tai žvejoju. Man. Užtent. Man. Kim. A girdi? Ne, ką jis tau girdės, jeigu negirdi. Aš prižiūrėsiu. Tai va, tokios čia. Tokelis. Kimb. Ne, čia dabar ne. Ko nepadedi? Kad būtų įdomiau, sugalvojau tokį dalyką. Boiliuką.
Temelė tokia jau paruošta yra. Mango skonio boiliukas. Vienas geltonas, kitas raudonas. Žiūrėsim kaip. Pradėjau kepti. Boilius nuplaukia. Ir mano karosai gauti ant boilių mango luską. Nu, jis sako, eik į vieną vietą, tai turbūt gers. Gers? Ne, tu girdėsi. Išmoksi vesti. O, pagaliau. Eilinis karasiks. Kokie jie? Sidabriniai. Į pilnikai turbūt. Nu, o aš atsibodo be žvėsus liekais, pasidėjau mango. Per 5 minut 2 ištraukiau. Vieną net nespėjau nufilmuoti. Žodžiu, boiliukai irgi dirba puikiai. Žvejyba nuostabi. Aš tiek žuvės senai buvau pagavęs, dar ypač su dugninį. Dabar su metodu, bet nu kaip su metodu? Ne su metodu. Tiesiog su boiliukais, atsiprašau. Metodas ir kitas standartas. Na kągi, įtariu su šią mantą žuvę. Baigsim šitą laidą. Aš jau pavargau, žinokit, filmuoti bele kiek. Kibimas kosminis, žuvis didelės. Taigi, aš tikau, 600-700 gramų. Kad būtų įdomiau, užsidėjau boiliukus, tai aš nežinau, 6-7 boiliukais pagavau. Puikiai dirba mango, luskos mango. Ir žymiai didesnį karosą pradėjo kepti negu su sliekais. Tai va, toks tokelis. Pasimėgavom belekai. Belekai tikrai patenkintas savo žvejybos naujais įrankiais. Naujas būdas man žvejoti su boiliais. Nu, tikiuosi, kad šiemet daugiau padarysim video su tugninė meškerė. Metodas gal irgi bus taip pat. Karščiai buvo, gaudomi jau, dabar vasarą gal ir gaudysim taip pat lydekas. Taigi, jeigu pažiūrėjai šitą vlogą iki galo, tai būk malonus, paspausk like, paspausk subscribe ir iki sekančio.